metai yra tas pats. Ar tai buvo 3 metai prieš jūsų gimimą, ar tai buvo 300 metų prieš jūsų gimimą, ar 3000 metų, egzistencinė prasme yra tas pats. Kai jūsų nėra, tai nieko nėra. Apskritai yra kai kurios išmintingos tautos turi tokį posakį, kad išgelbėjai žmogų, išgelbėjai pasaulį. Kitaip sakant, kovo 11 buvo tada, kai jūsų pasaulio dar nebuvo. Ar gal net ir negalėjo būti, žiūrint iš tų laikų taško. Kaip mes sujungiam įvykius buvusius iki mūsų? Iš esmės tą darom virtualiai. Istorija yra kažkas panašaus kaip Facebookas arba koks nors kitas naujoviškas, modernus, virtualus susipažinimo būdas. Kita vertus, ne kiekvienas iš mūsų, ne kiekvienas žmogus nori, sugeba ir yra pajėgus savo protų tai padaryti. Kitaip sakant, susijęti įvairias datas, įvairius įvykius, kurie yra nutikę toli iki mūsų, nutinka dabar ir nutiks kada nors ateityje. Tiesiog nėra lengva save įjungti į istoriją, jos tėkmę. Kodėl tai yra taip sunku? Nežinau, galbūt jūs esate kaip tik iš tų, kurie jau save įjungėte į istoriją ir galite nubrėžti brūkšnius ir į antikos laikus, ir į Mindaugo laikus, ir į Žemaitijos seniūnijos laikus, ir į 90-uosius, bet jeigu imtume visą žmonių giminę, tai tikrai ne visiems pavyksta. Kodėl? Todėl, kad tai yra susijęs su milžiniška atsakomybė. Įsijungti save į istoriją reiškia pasidaryti atsakingam už daugybę dalykų, kurie nutiko iki tavęs. Daugelis žmonių klausia, ką man to reikia? Nes įsijungęs į istoriją iškart tampi atsakingas ir už tai, kad tarkim mūsų vienintelis karalius Mindaugas, kad sujungtų Lietuvą, kiek jis ten nužudė, 40 brolių, pusbrolių ir kitokių giminaičių. Reiškia, mes įsijungę į istoriją, tampam atsakingi už šitos brolžudiškus įvykius. Lygiai taip pat tampam atsakingi už žydų išžudymą Lietuvoje 41-43 metais, už kovo 11-ąją, už prastą valdžią, už prastus sprendimus, lygiai taip pat kaip ir gerų sprendimų. Šiaip jau mes lietuviai nelabai norim įsijungti į istoriją, nes mums labai patinka tai, ką padarė Vytautas Didysis, kad jis nuėjo iki Juodosios jūros, į Lietuvą, nutiesė iki ten, mes tą priimam kaip savo. Gediminą priimam kaip savo, kitus kunigaikščius kaip savo, o tai, ką esam pridirbę praeityje blogo, tai jau tarsi yra ne mūsų, ne mum, ir mes sakom, o mes už tai neatsakingi, nes manęs tuo metu nebuvo. Gerai, tai yra tokie filosofijos dalykai, kai kuriems iš jų galbūt tai bus ateityje svarbu, galbūt ir niekada nebus, o jeigu nebus, tai nėra taip jau blogai ir nepataisomai, kad dėl to dabar reikia